Sveiki visi, šiandien parodysim, kaip pakeisti pakaitinimo žvakės Volkswagen LT35. Tai yra gan didelis mikroautobusiukas. Matom, pas mane jau viskas išardyta, yra nuimtas įsiurbimo kolektorius, kad būtų geras priėjimas. Keisim žvakės Bosch. Instaliuosim, būtinai srėgį sutepam su variniu tepaliuku, kad neužkeptų ir po to nebūtų problemų. Ir štai matom, kaip čia viskas atrodo. Priėjimas yra gan geras, kai kolektorius nuimtas. Va, matom žvakės. Atsukam būtinai ščiupo laikiklį ant dviejų varžtukų. Prireikus reikalui būtinai galim atsukti varžtuką generatoriaus ir generatorių palenkti. Dėl to diržų nuiminėti nereikia. Matom žvakių cukoliukus, jie yra labai trapus, tad atsargiai juos nuiminėkit, nes poveikis temperatūrų ant plasmasės ir plasmasė pasidaro labai trapi. Štai mūsų žvakė. Vamzdelių forsunkio atsukinėti nebūtina, viską galima laisvai padaryti su ilgom replytėm, nuimti cukoliukus ir su maža triščiotke, su kardanėliu ir prailgintuvu, galvutė ant 10. Taipogi pakeliu išvalom AGR vamzdelius, pasižiūrim, ar nėra užsikimšę suodžiais. Taip pat pasižiūrim patį AGR vožtuvą, ar neužsikimšęs. Šiuo atveju mes jį išplausime su skidikliu 646, kad nebūtų suodžių įsiurbimo kolektoriuje. Štai pats AGR vožtuvėlis. Esant reikalui, reikia pakeisti įsiurbimo kolektoriaus tarpinę, jeigu yra defektas. Arba jeigu gera tarpinė, tai tiesiog viską nuriebalinti ir pasodinti ant hermetiko, kuris atlaiko 300-350 laipsnių temperatūrą karščio. Tai buvo tiek. Šiandien pas mus remontavosi Moto Pro Lithuania. Ir sėkmės!